Labadiena, šiandien esu Vilniuje, kuris yra 2009 metų Europos kultūros sostinė. Paklausinėsiu vietinių praeivių, ką jie žino apie Joną Mačiulį. Labiau žinoma Maironio pravardę. Aišku, mes žinome, kad jisai yra garsus literatas, garsus dvasininkas, yra parašęs daug žinomų kūrinių, bet sužinosime, ką vietiniai lietuviai žino apie tai. Maironis yra mano kraštietis. Aš gimęs augęs prie Dubysos, tik aš vienoj pusėje, Maironis kitoj. Tai didžiausias lietuvių poetas, nuo jo prasideda, sakyčiau, didžioji lietuvių poezija. Žinoma, dabar yra modernesnė ir mandresnių už jį poetų, bet jis kaip pradininkas nepralenktas. Jo, sveikas tėvuk. Apie Maironį, galiu pasakyti, jisai sukūrė Jamaikos himną. Nieko nežinau, nieko negirdėjau, pirmą kartą girdžiu. Norėtume sužinoti, ką jūs galėtume papasakoti apie Maironį? Tai čia tu skambinai man ir nori mano automobilį kupyti? Ne, aš tiesiog norėčiau sužinoti informacijos, ką jūs žinote apie Maironį. Tai čia ne tu? Lietuva tėvynė mūsų. Pagrindinė daina, ne? Ir mes visi ją dainuojame, ne? Nu, ką dar jums pasakyti? Kokių tai įdomių faktų ar šiaip, ką nors galėtumėte apie jį dar papasakoti? Taip staigiai pasiteiravai, kad, supranti, čia reikėtų dar ir pamastyti. Gal gali papasakoti, ką žinote apie Maironį? Jisai buvo vienas garsiausių breiko šokėjų šitame amžiuje. Ну так Майронис, ну ты все знают люди, ну так он парасолька подарė. Gal žinote daugiau jo kūrinių? Jo, žinoma, žinau. Kur bėga ši upė, kur Nemunas teka, gandžia man, ten Nemunas teka, Oi, klausai, kad poetas buvo. Labadiena. Labadiena. Atsiprašau, norėčiau jūsų paklausti kai ko. Taip. Gal jūs galite pasakyti, ką jūs žinote apie Maironį? Apie Maironį. Taip. Žinokit, prigavot, aš dabar čia iš bibliotekos senu, ten kaip tik apie Maironį skaičiau. Ten... Turi gal 10 centų? Neturiu, tikrai. Duok lytą. Neturiu pinigų. Kaip tai neturi, kaip tai mačiau, pirkai Maksimai. Aš iš bibliotekos, nepykit, neturiu. Nu, Atsiprašau, Pone, Taip, klausau. norėčiau jūsų... Taip, duosiu, bet po to, kai išduosiu jums porą klausimų, gerai? Gerai. Taigi, norėčiau jūsų paklausti, ką jūs žinote apie Joną Mačiulį? Jonas Mačiulis. Tai čia tas, kur ant 20 litų, ne? Ne? Pažiūrėk, čia ne tas. Va. Taip, teisingai. 10 centų. Palaukit. Gal galite išvardinti, kokie yra žymiausi kūriniai? Jono Mačiulio žymiausi kūriniai buvo Kur bėga ši upė, Trakų pilis. Nu kaip cendituškai parasolka bus, žinot? Turite omeny skėtį? Taip, jisai skėti pagamina ir va dabar milijonierion. O gal žinote, kad jis yra ir rašytojas? Ką? Ничего не писал, ну, не шути, друг, не шути. Gal galėtume pasakyti, kurį esate matęs? Ką tokį? Maironį? Maironį? Gyvenant 3 aukšte. Simpatiškas, mažo augio vaikinas, gauruota krūtinė. Gal žinote, kas parašė Trakų pilis? Labadiena, žinau, Maironis. Gal galėtume papasakoti, ką žinote apie Maironį? Labai garsus rašytojas, parašė Trakų pilį. Buvo kunigas, jeigu neklystu. Daugiau, žinokit, dabar labai pavargus jaučiuosi, neatsimenu viską. Nerodykit miškinėnį. Taigi, šiandienos laidoje mes pamatėme, ką vilniečiai žino apie Maironį. Taigi, pasimatysime kitą savaitę tuo pačiu metu per tą pačią televiziją.